Sveiki atvykę į Nedažvaigždės. Su jumis yra Simonas ir Michaelis. Štai taip labai organiškai mes kalbinsime svečius, bendrausime tarpusavį įvairiomis temomis, tikrai nesuvaidintai, galbūt ir be keiksmažodžių. Šis podcastas yra tiesiog dviejų bičiulių svajonė pateikti kažkokio turinio, kuris būtų šiek tiek galbūt kitoks negu dabartinėje medijoje. Pasilik su mumis ir žiūrim. Nedažvaigždės. Pristatyk, prašau, mūsų pirmosios laidos pirmąjį svečią. Taip, tai pirmasis svečias, pirmoje laidoje senas, pažįstamas Šarūnas Navickas. Sveika, Šarūnai. Sveiki, gyvio, čia uždėsi tos, kur jau atbėga ten jau. Specialiai nedėsim, kad būtų taip pat tok vardu, kaip ką tik buvo. Nes aš tipo už 2 metrų sėdžiu ir tipo čia, atėjai, toks vienas. Ir atrodo, kad žinai, kol į Siemens arenos ten, ar kaip jį dabar vadinasi, įbėgi kol į sceną, žinai, per visus užkulius, ten kaip Robbie Williamsas eina ir filmuoja, žinai, su vadyba visa, eina dar, žinai, cigarių. Jau pavargsti plot, žinai. 5 minutės eina, tada, žinai, ant kažkokių kopečių užlipa, kurį ten iškelia į sceną. Tai jo, tai čia pas mus biškį erdvė mažesnė. Aš galvau, tai nepristatinėt, ką tu veiki gyvenime, bet man tai labiausiai dalykais minė, tai visų pirma, tu esi dainininkas, visai neblogas, toks pusė velnio. Aš girdėjau, naujų natų išgirdau, dar nesu girdėjęs. Beatboxeris, talentingas, kuris savo talento nelabai skleidžia, bet galėtų daugiau skleisti. Sugrįšiu prie to. Ir kas mane labai žavi, nes mums irgi labai noris, kad auditorija tokia būtų, kaip mūsų, aš gal neturiu vaikų, bet gal kažkokie tėveliai. Iš kur tu žinai? Jo, tik tai moterį žino, kiek vaikų turi. Tai vaikų teatro aktorius. Būna, išbėgu į aikštelę. Netvarkos nykštukas. Netvarkos nykštukas, ne taip sakai. Ai, tu klausyk, kokie talentai. Kaip tu šiaip gyveni? Ką daugiau, ar aktoriauji daugiau, ar renginius vedi, ar... Aš kažkaip... Ar gipsus nešioji? Taip, turėčiau dabar nešiot, bet bėgu nuo chirurgų, tai neleidžia apsidėti. Aš per alkūnę čia dabar susilaužiau, paspirtukai, linkėjimai bieliai. Ir kitiems tikriausiai. Ir kitiems visiems toks yra, žinai, kur iki nukritimo tu nuo paspirtuko tu važiuoji ir žiūri tuos stebi žmonės, žinai, ir tipo, fainai, kaip gerai, čia kaip patogu. Selfie dar pasidarai. Jo, tai ten paskrolini, žinai. Nes aš turėjau net atmušęs techniką, kur tu su viena ranka laikai, su pilvu priremėt kitą vairo pusę ir su trečia skrolini. Bet čia atitinkamo pilvo reikia. Taip, aš jau šitą uždirbę savo. Jums dar... Su trečia skrolini iš to. Taip. Ir mes ten atrodom, galėjau atsisukti kamerą. Parodysim, kaip namudiškai viskas veikia. Atsisuk. Haltūra. Ne haltūra. Ne. Šiaip tai man aš su Michaeliu, Miša, Maiklu nelabai esu daug prasibėgęs, prasikirtę kelių, bet šiaip Simono tokioj jau, žinai, profesionalioje aplinkoje matyti labai faina. Lyg manęs profesionalioje aplinkoje nesimatęs. Aš taip prisiminiau, labai pertrauksiu. Taigi tavo renginį mes dirbom, kakė makė buvo. Ir aš buvau. Aš vedžiau, o tu nykštukas buvai. Taip, prie prekybos centro. Prie mandarino čia. Tai va. Tai tu profas klausyk. Ne, jis tiesiog tokia kepurė buvo, kur tu nepažinai. Profesionaliai atrodo. Aš dabar neseniai į kažkokią ten Facebooko grupę norėjau įeiti, kur ten jau tokius juodesnius tipo bajerius deda. Ir vienas iš prieš grupę papuolant klausimų buvo, ką jūs... Ar jūs raportuosite adminus šitos grupės, jeigu mes ten įdėsime per juodą bairį? Aš rašau, tavrasme, hebra, man yra virš 30 ir aš į darbą einu su nykštuko kostiumu. Tavrasme, ko jūs tikitės? Tavrasme, aš jau negaliu, jau niekur, jau žinai.
Bet šiaip tai faina, ta prasme, kad ir kaip bebūtų, aš tą kakę makę, turbūt daug kas Lietuvoje susitinka su ją, žinai, susitiko pirmą kartą dešrelių ir pašteto pavydalu, žinai, kur prekybos centruose dėjo daug ir taip grūdo ganėtinai tą brandą. Ir aš paskui nuėjau į Alma Literą, mes pastatėm tą spektaklį Alma Literoj, kuri neturi kaip ir savo teatro, kaip ir kažko. Ir truputėlį pabendravau su ta chebra ir tada man ten išdavė komercinių paslapčių, kad ten jie pardavė tas teisės į tuos visus paštetus ir dabar jau laukia, kada pasibaigs. Labai didelė produktų serija, ne? Labai tuo metu buvo. Tuo metu buvo ir dabar jie susigražino tas jau teisės, baigęs tas laikotarpis. Ir pats kakės makės brandas jis yra ganėtinai, bent jau buvo, nežinau kaip dabar tenai yra, bet jisai ganėtinai yra pagalvotas šiaip. Toksai, mane net nustebino, kad, nes, kakė makė, šūdė brūdė, žinai, tipo tas ant to. Bet paskui, kai pats pradėjau dirbti, aš labai ganėtinai pats įsimylėjau, gaila vaikų neturiu, kad jiem parodyti tą visą grožį. Ir jinai yra, tarp kitko, man atrodo, labiausiai išversta lietuviška knyga pasaulyje. Ten yra achievementas geras. Amerikoje Nelly Jelly, ten Japonijoje. Tai čia palačiai yra franšizė? Taip, Japonijoje yra mega žvaigždė kakė makė. Aš galvojau, kad čia kažkas genijus Lietuvoje sugalvoja kakė makė. Tai sugalvoja Lietuvoje, bet pardavė. Franšizė, bet kokiu atveju tu vertimą darai po to. Ne, autoriai yra lietuvė. Tai yra lietuvių brandas, kuris išpopuliarėjo pasaulyje ir čia jau padirbėjo. Ir kas dabar pasakys, kad lietuviški brandai negali eiti international, ne? Taip. O jo, turim labai daug pavyzdžių. Nes dar yra kaip ir... Milijonai pavyzdžių. Daugybė, kaip ir... Tai mes čia biškitą pertraukėm truputėlį. Tai ką labiausiai veikia dabar savo gyvenime? Tai iš profesinio sričių arba neprofesinio, gal žvejoji. Ne, aš žvejybos niekada nesupratau, grybautai aš šiaip grybauju. Tai visi mes. Taip, paauglystėje daugiau gal grybaudavau truputėlį, bet šiuo metu aš kažkaip taip... Vieną sezoną turėjau, kur aš ėjau grinai ant veselių, aš renginius vedu. Ir ėjau grinai... Paaiškink žmonėm, kas yra veselės. Vestuvės, 2 žmonių jungtuvės, žinai. O kas nežino, kas yra veselės? Sakai, yra? Nebent... Žiūrėk, jeigu ne Vilniečiai žiūri. Nebent Vilniaus Lenkai, nežino, kas yra veselės. Ne, žino visi, man atrodo. Tai čia VLKK tik tai privertė jau sakyti, vestuvės, žinai. Visiems veselė buvo. Tai aš kažkaip vieną sezoną taip pat dirbau. Ir aš pasupratau, kad... Nikštukų? Ne, nikštukas į vestuvės ateina. Netvarkos nikštukas. Niu. Tokia bėda, pas visus tik netvarka. Tai žodžiu, tai atidirbau grinai taip ant vestuvių, nes, kad ir kaip bevartytum, veseliai geri pinigai, žinai, ten to darbo daug, bet kartu ir kai tu jau atmuši tą sistemą, jis toks lengvas pasidaro. Ir aš kažkaip taip atidirbau ir supratau, kad aš nebeturiu nieko viduj, toks tuščias, išgręžtas, žinai, toks kaip riziukas kažkoks, žinai, susuktas. Ir nuo to laiko pradėjau labai makaluoti viską. Tai su grupe pakoncertuojam, tai spektaklį išbėgi, tai korporatyvą pravedi, tai vestuvės, tai kažkokį podcastą ateini, kur neaišku, kas čia tokie mane dabar ką darys prievartaus. Man apie grupę labai įdomu. Taip, klausk. Pasakok. Yra grupė. Taip. 6 vyrai, visi vidutinio amžiaus, su pilvais po karantino, vienas kūdas išlikęs. Ir tis visais laikais buvo ilga biškai. Taip. Nesiženęs, reiškia, ar ne? Ne, apsiženęs ir keistai jam už ganėtinai gražios moters. Klausyko, tu nesi ten jauniausias, dabar tu galvoju. Aš kažkaip visuose kolektyvuose dažniausiai jauniausias būdavau, bet Šiandien irgi. Šiandien irgi turbūt spėjau, nežinau, kiek Miškai metų. 35? Tai taip, jauniausias. Pats saukas. Tai gerai, žiūrėk, apibendrinant man, aš noriu su tai normaliai susipažinti. Tai tu aktorius. Tai gerai, aš einu tada. Radiatorius. Atneš ką nors mums. Šaltoka, jo. Gerai, tuo jungsiu radiatorius. Aktorius. Dainininkas. Karaokė. Jeigu grupė turi užsakymų, tu dainuojat kažkur grojat ar ne? Aš grupėje esu čepsėtojas, aš čepsiu už pinigus. 6 vyrai. 6 vyrai ir vienas iš jų aš ir aš čepsiu už pinigus. Taip. Tai yra aš beatboxinu, vokalinė perkusija yra, aš darau šituos visus dalykus. Nes mūsų grupė yra kapela, mes neturim pinigų instrumentam, tai dėl to viską darom ten. Atsiprašau, va čia vienas radiatorius yra, šitą gali įjungti. Taip, labai gražų tokį. Matėm Simoną iš tos pusės, iš kurios retai matom. Dabar čia bus iškirpta, man atrodo, šitą vietą. Grįžtam.
Simonas Taigi- protestuoja. Grįžtam, tu dainuoji? Aš dainuoju, bet aš dainuoju labiau savo arba jeigu renginį paprašo kas nors. Ok, o šitą grupę. Jo, tu Nes Miša nežinai mano- šitos grupės Quorum vadinasi, vyro ansamblis Akapela. Aišku, kad žinau. Tai jis beatboxina tenai. Okay. Taip, aš esu, tarp kitko, Labai garsus, nu, Tarp kitko- legitimus toksai. aš kažkada skaičiavau, kad aš esu geriausiai apmokamas Lietuvos beatboxeris, bet tai tikrai nėra lygų geriausias Bet tik dėl to, kad visi kiti tik konkursuose dalyvauja daugiau niekur. Betlas. Taip, ir karts nuo karto betlose, už kuriuos jie patys, žinai, organizuojas ir patys moka Susimoka. šaibas. Ir vienintelis, kas išeina su pinigais, tai vienas iš tų visų, žinai. Arba organizatorius. Taip, ir karts nuo karto ten kokį workshopą praveda, ten mokyklėlę, bet aš taip vis tiek skaičiavau iš akies, vis tiek iš grupės daugiau užsidirbi. Tai. Jo. Ir esu vienintelis pasaulyje žmogus beatboxinės pasaulio lietuvių dainų šventėje. Ten įsivaizduoju, 7000 žmonių choras už nugaros. Ai, atsimenu, jo. Choras, ten bendas. Žiauriai visi geras buvo. dainuoja, Dabar, ir kai mes ten- pasakė, jo, atsimenu. Jo. Oi, labai kaifas buvo. Taip. Galim biškai čia trumpam paskipinti linksimo. O ką tu gyvenime pasiekęs esi? Niek. Sėdžiu su dviejais kažkokiais neaiškiais ir imituoju žvaigždę, nors esu nedažvaigždė. Nedažvaigždė. Visi mes čia nedažvaigždė. Ne, nu tai iš tikrųjų, aš nežinau, aš nematuoju, žinok, pasiekimais tam tikrų savo gyvenimo etapų. Man vienu momentu buvo labai linksma vienus dalykus daryti, kitų momentų kitus dalykus daryti, aš nežinau, kad galėčiau priskirti save prie kažkokios profesijos, aš esu, nežinau, idėjų generatorius, žmogus mylintis Lietuvą, patriotas, va, taip, žinai, nu, ta prasme, taip su renginiais dirbu, taip ten dar kažką padarau, ten garsinu reklamas, knygas, audio, bet ar tai yra pasiekimas? Tai yra tiesiog toks, žinai, nu, taip, tai darai, ką moki. Žinai, link ko aš vedu? Link to, kad aš labai retai sutinku žmogų, kuris imtų nori ir pasigirtų. Vat ko trūksta? Kad pasigirtų žmonės. Tai gal čia kaip tik netrūksta. Nes kuklumas šiaip yra, manau, kad visai geras dalykas. Ir sėdi 3 žmonės, kurie sutarė šituo klausimu, kad girtis nereikia ir jie visi yra nedažvaigždės. Aš tai žinokit, tu... Tai gal mes per mažai giriamės? Klausimų kaip tik pasakysiu, kad reikia girtis. Bent jau man taip atrodo. O ne? Nu gerai, ką tu apie save, kas Pasigirk. tu esi geriausias, jo. Mikaelis turi savo bendą, Ne, seniau vesdavo renginius, palauk. Bet ką jis pasakys? Vat kuo gali pasigirti? Nesangražinė Ar tu dalelytė geriausiai... Si nukreipia veiksmą į tave, tai Čia pasigir. taip, tipo, specialiai, ne? Nu. Kaip panelė pasako. Nes ką mes tu- žinom, kas Tu čia aš- geriausiai dainuoji iš mūsų Čia kaip trijų? panelė gal? pasako, oi, Nes aš mes visi negraži, kad jie dainuojantys visi šiaip pasakytų- šiandien čia susirinkę. Tai gal tu geriausiai Čia dainuoji? dabar tipo dabar išsuksit, kad gavos taip, kai panelė pasako, oi, aš negraži, kad jie pasakytų, ne, tu graži? Čia tas dabar, ta situacija dabar gavosi. Nu, jeigu tu taip nukreipi tą mintį, kad mes paglostume tavo ego, mes galim tai padaryti. Dabar mes glostysim mano ego. Svarbu, kad tik ego. Gerai, tu skipinam, sutinki? skipinam. Ar tu Ne, ne, nu Pasigirk. gerai, nu Arba pasigirk. visi, Ne, arba rimtai, ne. man labai įdomu, pasigirk. Esu per 2 paras suorganizavęs Prancūzijos prezidento spaudos konferenciją. O, bravo. Tai jeigu jau prieini prie Prancūzijos prezidento, jau. Jis nebe prezidentas, čia buvo prieš 10 Po metų. šitos spaudos konferencijos. Ne. Po rinkimų. Yra, suprantate, demokratija rinkimų. Kai Miša prisidėjo prie renginio, jis dabar nebe Jisai prezidentas. buvo, bet nebėra. Kažkas vyko, kad iš Lietuvos grįžus pasakė, žiūrėk. Ne, davai, prisiminkit, Hebra. Nu gerai, mes čia va turim, jau mes dviese pasigirim. Davai, Tai Simai, aš kažką truputėlį išsitrauk. gal netaip supratau to klausimą. Žinai. Pasigirti, ar, žinai, ar savybėmis, ar profesija, ar dar kažką. Man yra miela ir malonu ir gera, jeigu taip vat, prisiminus, kad aš padariau tą projektą Šaukiu tautą, kur pandemijos metu 40 dienų iš balkono linksminau fabioniškių gyventojus ir tikrai neslėpsiu, per tai susilaukiau tikrai daug dėmesio ir mane pakilėjo į žvaigždę tarp B ir C nuo C lygos. Ilgai neišbuvai. Tai baigęs pandemija. Ai. Nes aš tai šiaip Simai visą laiką įsivaizduoju kaip tokią geresnę manęs versiją, žinai, truputėlį. Nes idėjų pas mane yra galvoj ir jos taip ir lieka galvoj, žinai. O Simas jis kažkaip sugeba jas taip pat nuvest kažkur. Bet žinok, visiškai random netyčia gavos. Tai Ta prasme, geros idėjos ateina ekspromptu, bet kartais jos tik tavo atrodo geros.
Tai viena pasteisina, kita nepasteisina. Gerai, Čia su papasakok. podcastu. Dabar sėdi tu namie, pandemija, ne, nieko negali išeiti, niekur negali nieko organizuoti. Kaip gimsta idėja, kad iš balkono darysiu tūsą? Tai visų pirma, tai nebuvo sėdėjimo pandemijoje, nes kai sugalvau, dėl to, kad pandemijos buvo praėjusi lygiai 1 diena, nes aš 2 pandemijos dieną pradėjau groti iš balkono. Tai buvo taip, kad aš kažkaip galvojau, kad gal pasimsiu kolonėlę iš kolegų, iš bičiulių, su kuriais dirbu, kurie užsima techniką renginiams. Kurie galėtų būti mūsų rėmėjais iš tikrųjų, ne? Ką aš žinau? Nemanau, kad jiem čia, žinai, reikia. Kur tu tą kolonėlę dėsi? Jo, bet esmė, kad aš ten kažką norėjau groti, ar ten su elektroniniais būgnais, ar nežinau, kažką, ar su gitara, žodžiu. Ir po to galvoju, ir aš buvau kažkur matęs, kad ten kažkaip sveikina gydytojai, žinai. Ar dėkoja gydytojams, dėkoja gydytojams, nes mūsų uždarė čiut vėliau, negu visą tai prasidėjo visam pasauliu, arba tiksliau tolimesnėse šalise, gal nuo Europos. Ir paskambinau Martynui, bičiuliui, esu renginiai, galiu parekomenduoti. Sakau, žiūrėk, man reikia poros kolonėlių ir 3 par ledukų, ledpariukų, ja, kad Lietuvos vėliava pasišviesti, žinai, balkone. Ir viskas, ir tai buvo viskas. Tai buvo mini pultas, buvo 2 kolonėlės ir kaip tik ten rūpsai, žinai, tuo metu labai trendino ir aš jau balkoną, bum, šakės, visi išėjo, visi, žinai, ten buvo baimės jausmas, vienatvės, nieks nežinojo, kas bus toliau. Per 2 pandemiją mes taip nebesijautėm. Jo, visiškai viskas rame, kas ten buvo. biški tą kaukę, taip, iškienai, biški čia, žinai, o per pirmą tą nežinomybę ir baimę turbūt visus taip suvienijo. Iš karto atsirado rėmėjai. Aš ten paprašiau kažko, gal gali kažką ten skrajutės atspausinti, ten nemokamai, atsiųsk, mes tau pristatysime namų, žinai. Tai, O kam skrajutės reikalingos buvo? Apie ką? aš tiesiog tiem, kurie gal dar nežinojo, ar ten užsidarė langus, ar balkonus, ten taip toliau, nes ten nebuvo baisiai garsiai. Tu manai, kad kaimynai dar kažkurie nežinojo, ne? Kad vyksta... Aš manau, kad nežinojo. O gal aš žinok, net nebeprisimenu, gal aš prieš pirmą renginį net tas skrajutės išdalinau. Kad, tipo, nepykit, mes grosim. Jo, tipo, nepykit, mes grosim, bet kviečiu prisijungti, padėkoti medikams, ten ugniagesiams, gelbėtojams, ten ir visom tarnybam, kurios dirba. Ir aš į aplinkinius namus visus į dėžutės išmėčiau. Ir po to atsirado ant staigiaus greitai labai dar viena įmonė, kuri man padovanojo 800 vėliavėlių Lietuvos. Ir jas aš irgi nemokamai išdalinau visiems. Ir buvo mūsų kiemas, visi aplinkiniai namai tom vėliavėliam apsikabinę ir tūsnam 40 dienų. Laukdavo labai. 1 dieną su neišėjęs per Velykas. Tai jau ten visi išlindę per balkonus šūkavo, tai kur? Bet labai gerai, tūsas, žinai, 3 dienų tūsas. Tai va, bet nesiplėskim šitą, va, šituo aš didžiuojas. Čia tavo magnum opusas. Čia man. Čia. Ne pasiekimais, ne kažko, va čia man yra magnum opus. Yra tas, kur kartais kažką padarai ir toks, žinai, kad gerai darai. Ne savo, ne savanaudiškai, ne dėl pelno, ne dėl reklamos, o tiesiog nes taip. Čia lygiai tas pats, kas kalėdų seneliu būtų net lygintinai kažkokiam ligoniukam, žinai, ir dar kažkam. Ta prasme, tu pasikrauni žymiai labiau negu gaudamas, nežinau, 500 eurų ar kažką. Taip. Aš lygiai dėl tos pačios priežasties, tik tai gal, žinai, čia nėra toks, kad viešas reikalas, aš labai širdyje gerą palieka, kai aš donuoju kraują. Jo, tugi labai dažnai ten, kiek tu ten litrų jau esi išleidęs? Nežinau, ten apie 100 kartų jau esu nuėjęs, nuleidęs. Kiek ten nupila? 400 gramų? 400 ml, man atrodo, plus minus ten kiek laiko sėdė, žinai, ir ten kokią procedūrą, ir kaip ten... Tai 40 litrų esi, manau. Aš ten dabar duoda, bent jau Santariškių kraujo centre duoda tokį apyrankį ir rašo, žinai, ten eritrocitų, tiek mililitrų, ten ar litrų. Ai, tai nemokamai pastikrini. Ir... Aš kraują duodu.
Amba, eritrocitai kažkaip. Ne, ten užrašyta, kiek tu jau esi davęs, ta prasme, kelintą kartą atėjai ir kiek ko yra nuleista. Ir aš tą bandau įsivaizduoti, žinai, tais bidonais 5 litriniais, tais plasmasiniais, žinai. Tai aš ten skaičiavau, kad man atrodo, ar 7 jau tos bidonus esu nuleidęs. O mes labai family friendly kanalas. Žiūrėk, nu čia labai lievas būtų bairis. Gerai. Visi žinom, kur. Ne, Miša, tu esi davęs kraujo, net lyginai. Ne. O Nežinau, o kodėl. Nežinau, kodėl. bijai, nes tu man toks atrodai, kad nualptum, jeigu tau... Oi, ne, aš Alpinistais vadinamės šitos. alpinistais. Nes ateina, yra labai aiškus toksai archetipas žmonių, kurie ateina ir kadangi mano procedūra, kad aš galėčiau dažniau duoti, jinai pas mane yra ilga. Nes jeigu kraują duodi, ten 10-15 minučių ir baigęs. Aš sėdžiu apie 2 valandas tenai pririštas, dar plus visi ten biurokratiniai, ten surašyti patikrinimai, ar žyvnės ir dar kažko, tai ten apie 3 valandas visas tas procesas užtrunka. O tai ką, jie neturi ten sveikatos ar dar kažko, kad patikrintų, ar tu žyvnės irgi? Ne, nu tai gal tu per tą laiką kažkur pasigavai. Bet tai tu gali pameluoti, nesargu. Ne, tai tau daro tyrimus, ta prasme. Padaro pirmą, palauki ir tada, jeigu viskas tvarkoja. Ir tada leidžia. Ir kadangi tu 2 valandas ten sėdi prirakintas, tu neturi ką veikti, žinai, tai ten ar tai skrolinė, ar ten kokią knygą skaitai ir stebi, žinai, ateina šitas alpinistas, šitas apalp, žinai, praeina ten. Pagal ką sprendi, iš ko sprendi? Nežinau, yra veide. Tipo, aš būčiau alpinistas, ne? Toks biški pabalės, va dėl to man taip ir atrodo, toks biški pabalės, žinai, kur įeina ir... Nes, pavyzdžiui, aš nelabai mėgstu. Žiūrėk, atsigersiu vandens, nebūsiu pabalės dabar. Aš nelabai mėgstu šitų visų procedūrų, venų, visų ten kateterių ir tų visų šakų. Narkomanas visiškas čia randai uždėti. Bet man, aš ir nealpstu, žinai. Bet šiaip, aš donoro kartelę. Šiaip vienas iš didesnių pliusų, kaip nebūti alpinistu, tai reikia storam būti, ta prasme, nes kuo didesnis kūnas, tuo daugiau kraujo, tuo mažesnis pojūtis. Tai yra ir tame rizikos truputėlį. Šiaip per tą riebaliuką gal biškai, žinai, ne taip matas. Kur nusiurbiu, žinai. Aš tai įsivaizduoju, kad aš taip svoriu metu, žinai, tipo, kiekvieną kartą nueini ten kas 2 savaitės, bam, pusę kilogramo. Lašinukų truputį nuims, ne? Nu, kur nors, kad nepataikytų, žinai, kada. Iš tikrųjų, va dabar, kai paklausytumai, susimaščiau, kodėl niekad nesu davęs kraujo. Bet čia yra toksai labai, nežinau, įdomus dalykas. Vieni tiesiog duoda nuolatos, kiti duoda ir reklamuojas, kad duoda. Klausimas, ar dėl savęs, žinai, kad save truputėlį paaukštinti ar pareklamuoti, ar dėl gero tikslo. Ką tu galvoji apie tai? Ar reikia skleisti? Nu, tarsi, jeigu skleisti, tai kaip skleisti, aš nežinau. Nes būna tokie, jau mano 256 pridavimas kraujo. Niekam neįdomu, tiesiog pasakyk, kad tu nuolatos priduodi. Man neįdomu, kad 256. Jeigu 256 kartą duoda bičias ar ten pana. Ne, čia iš lempus, aš stėliu, aišku, gal 46. Tegul, ta prasme, užsidirbo šitą, žinai, tipo, kur... tipo gali tada Instagram'e. Kažkokius, žinai, tipo, ten kokį nors ten Lietuvos žvaigždės, ten Savicką, ne, taip, brūdas, ten šneka šūdus, bet vis tiek, žinai, Savicką. Jis, tipo, užsidirbęs yra tam tikrą tokį, žinai. Gedriuk. Tai... Esi su juo filmavęsis ar dirbęs? Su Gedriuku ar Savicku? Aš apie tą žlobą, net ne tą. Apie Šūtsavickį. Kur, tipo, vis tiek jisai buvo stipriausias, žinai, pasaulyje, žinai. Tipo. Su Gedriuku esu dirbęs, jis man studijų metu, aš savo baigiamajam jam plojau pimpalą spektaklio metu. Mano rolė spektaklyje buvo nuplauti Giedriui Savickui pimpalą. Aš dabar bandau nesusišvengti, nes žmogus labai rimtai kalba. Tai... Bet ten buvo kažkas. Buvo mizanscena padaryta. Būdavo taip, kad jisai atsistoja taip, tada kursiokas uždeda taip ranką, kur kitas užstoja, o aš taip su rankšluošiu taip. Jis buvo kaip batus, ne? Taip. Nes jis buvo spartietis, o mes ten tokie jau. Tai klausyk, tai čia tokia kaip ir garbė, netgi sakyčiau. Galbūt nieks Lietuvoje daugiau nevaizdavo, kad plauna kažką. Aš jaučiuosi, žinai, va čia mano. Tai va čia tavo pasiekimas didžiausias. Ir labai buvo įžeidu, kai mes su juo susitikom ir jis tada neatsiminė, bet tada praėjo 15 minučių ir atsiminė ir tada taip vėl atgrįžo. Aš noriu pamatyti tą vaizdą. Tu prieini, Giedriau,
Neatsimeni, taigi aš tau. Taip. Jo. Panašiai ir buvo, mes kitoj laidoj susitikom, buvo laida, kur atspėk mano balsą. Kur ten dalis dainuojančių, dalis Ai, ten, kur nedainuojančių. stovėjo tarp tokių konstrukcijų, Jo. Šiaip žiauriai fainas. dekoracijų tokių ten užlipdavo, ten boksininkė, ar Jo. dainininkė, ten kažkaip taip, ne? Čia yra boksininkė ir jinai ar dainuoja, ar nedainuoja. Ar ji dainuoja, ar Jo. įrašas. Tai aš ten, kažkoks tarp kitko, irgi kraujo donoras buvau. Ir Jo, irgi atsimenu. mane pakvietė į tą laidą ir nu, kaip jau Ale dainuojanti, nors ten tas mano dainavimas, nu, žinai, dainininkas yra tas, kuris tai daro reguliariai, už pinigus ir ties to dirba. Aš tiesiog man dievulis davė kažkur, kažkas pamokė tenai truputėlį ir dar turi tą amatą, įgūdį, bet tu jo nenaudoji kažkaip. Bet, žodžiu, pakvietė į tą laidą ir aš ten tipo kraujo donoras ir prieš į laidą išeinant sakau, o tai kas ten komisijoje kažkokia bus ar ten kažkokia žiūri. Monika Liu. Ir pradėjau vardinti ir sakau, su šita dirbau praeitą savaitę, su šita prieš 2 savaitės, žinai, sakau, mane taigi iš karto, atpažins, taigi mes... Bet ten kažkaip tai labai neblogai buvo už... Tai mes ten per paskutinės kokias 20 šalmus, minučių koks ten buvo? man uždėjo kepurę akinius, Jo, tokius jo. kaip ten iš čio čiuoški klipo, žinai, ten pradėjo barzdą kažkokią paišyti, apgamų pridėjo ant veido. Nu tai, žodžiu, padarė, jau paskui nusiemu tą jau. Tai žodžiu, esmė atpažinti iš balso, ar ne? Jo, ar iš to, kaip jisai elgesi scenoje, ar jisai gali dainuoti ar nedainuoja. Nes Ten tipo fanierą paleidžia. Jo, ir tu dainuoji pagal fanierą, tipo. Ar čia jis dainuoja, ar ne jis dainuoja. Jo. Ir po to, kai jau padaro spėjimus, tipo, tada gyvai išleidžia dainuoti. Ir tada pradeda ten klikti kokią mergaitę. Jo, žinai. Intro ilgas, žinai, ir visi ir tenai. Toks žiauriai geras projektas, nes tipo, jeigu tu gerai dainuoji, nu tai faina, nes jie gauna ten pinigų kažkokių, ten dar kažko, tai nu, visi džiaugiasi. Bet klausyk, nepasiteisino, jeigu nėra daugiau. Aš nesuprantu, kodėl, tai buvo žiauriai geras projektas, gal laikas netitiko, žinai, kažkaip, nes... Čia Litazo buvo, Man atrodo, jo. Nu, tai ten dar irgi kiti, žinai, povandeniniai reikalai, bet šiaip man pats projektas, pati idėja, tai, nu, žiauriai faina buvo. Miša, tu esi kokioj nors laidoj TV ar projekte kokiam dalyvavęs, nežinau, nebūtinai dainavęs? TV aš esu vedęs per Info TV, yra toksai. Info TV. Jo, tai čia LNK grupiai, man atrodo. Gali būti. Kur liuks info. Gali būti. Nu, žodžiu, ten 5 žmonės žiūri. Ja. Tai aš esu vedęs. Kur apačioj čiatas eina V plus V. Ne šitas. Tai aš esu vedęs tokią laidą apie kiną ir televiziją. Vadindavosi jinai, aš nežinau, ar iki šiol jinai vyksta, kino ir televizijos virtuvė KTV. Ir Kažką žinau, Aš tave Rings the matęs, man Bell. atrodo, Rings the per Bell TV. kažką, aš irgi galvoju. žinokit, tai buvo KTV. žiauriai sudėtinga. Aš tikėjausi, kad aš galėsiu pasiruošti. Nu, mane pakvietė, sako, va, tu kalbi, ten gali pravesti tą laidą. Nu, okei, sakau. Aš tikėjausi, kad tu gausi tekstą, galėsi pasiruošti. Nevelnio, ten kokios 4 ar 5 laidos buvo visą laiką ta pati istorija. Tu atvarai, tave grimuoja. Vat per tą laiką 10 minučių, kol tave grimuoja, ten kažkas dar rašo, ką reikės tau sakyti. Tu tada tai mokaisi ir po vieną frazę, va tai, va, žinai. Net suflerio nebuvo. Jo, nu ten biudžetas mizerinis, visiškai vienas operatorius, viena kamera, tu atsisėdi. Info TV, žinai. Vien kanalo pavadinimą, žinai. Už žinias nieks nemoka, seniai. Bet esu filmavęsis... Pasmerkti. Ne. Šitie, esi? Taip. Lemba jaučia visi ir aš irgi esu. Taigi čia yra... Aš nuvariau. Pasmerkti čia kur? Čia LNK ar ne? Nesvarbu, Videometrą, ten nežinau. yra tiesiog TV3. Rudoko produkcija. Ten Skaisgirio šiaip yra Ai, viskas Skaisgirio. jo, o Rudokas režisierius. Tipo. Ai, Rudokas Žiūrėk, režisierius. O tai Aš ką? esu filmavęsis tam, kur LNK, kur banditai, daug Gaujų karai. Dar kitas. Ai, tai Moteris ten... meluoja geriau. Ne, tai ten bus pasmerkti kitų pavadinimų buvo. Ne, buvo pasmerkti, prakeikti ten visi Prakeikti. šitie, Na. bet paskui kažkaip jie ten su Skaisgiriu susipyko. Ką žinau? Jie čia šnapždasi, Kad nereklamuoja. Ieškom. Ir jie, tipo, kai kurie aktoriai nuvarė tenai susifilmuoti, tada ten Skaisgiris labai supyko ant jų ir ten, žodžiu, užbanino. Ir mane prie to pačio užbanino, nežinau kodėl, nors aš ir nenuėjau paskui. Surandam. Kur tavo draugas Martynas žiūri visas serijas per LNK.
Kuris? Šelbis Martynas žiūri visus Tai sezonus. tą patį pasmerkti, prakeikti. Jo. Šitam tada? Ta, šitą, Tai mes šitą. tam pačiam. Šitą žiūri, jo. Tu gal mano tėvas tenai, tu negali žinoti? Jo, Gali. bet tai kaip ten Jeigu buvo? ką, aš ten dar- miriau. Aš nuvariau, aš galvojau, kad mane ten pagrimuos, žinai, pašukuos dar kažką. Nuvariau, žinai, toks kaip bomžiukas. Viskas, pafilmuojam. Tai Toksai, tipo, čia yra- žiūri, aš save galvoju, jis galėjo Čia yra pasakyti, aš būčiau pats pasigrimavęs. Lietuvos televizija, nu, reikia suprasti, aš žinai, kad, nu, tipo, aš dirbęs esu dabar, kai karantinas buvo, išėjau į kiną dirbti, į kiną, sakė, dėk šitai būna. Kaip čia tau nesavickas. Tai nuėjau į kino industriją dirbti ir dirbau, žinai, ten su Netflixu, su Disney'um, su ten HBO, nu, tipo, dideli produkšinai. Nu, aš ten kavytę nešiau, bet nesvarbu, vis tiek Ne, mačiau. bet tai Galėjai- yra pirmas žingsnis. Ta prasme. taip. Šitą partą galėjai skipint. Galbūt tu 8 sezone Stranger Things jau kažkokį vaidmenį, žinai, užims. Nu tai ten yra išbėgęs, aš kažkur ten buvo masuotė, kur aš turėjau, ten mane turėjo boksininkai daužyti, tiesiog jau užsidengęs. Gerai, žodžiu, Jo, tavo bet, pasiekimai žodžiu, karjeroje tai buvai kriaušė bokso, ne? Panešiai arbatą, Bet ką. yra tasai, žinai, nu, tipo, pasaulinis kažkoks biudžetas, kur, žinai, ten vienam serialui, kurio yra 7 ten valandos kažkokios medžiagos, išleidžia ten 10-20 milijonų, žinai, ir yra videometra, kurie ten turi 5000 visam sezonui, žinai, čiut nežinai. Nu, ten gal daugiau biškai, numažinau. Bet vis tiek tai yra žiūrimiausias lietuviškas produktas. Man tai taip keista, aš ta prasme, aš Ir ten nesuprantu. nieko nereikia, ten ateina, ta prasme, šito podcastas turi daugiau aparatūros negu videometrą. Negu Nu, tai, ne. su kuo filmuoja. Nu, ten taip, biškė kamera didesnė, bet šiaip iš esmės ten jie, nu, ateina visiškai su niekuo. Ir man tas labai užkliuvo, kai pirmą kartą, žinai, atėjau dar čia aktorinį pabaigę, žinai, čia jau kursiu meną, žinai, čia jau nusileidau, kad į teliką nueisiu. A, čia skaitus nusileista, ne? Nu, nes teatras Teatras? yra, tada Jo, telikas. taigi- yra, žinai. Okay. Bet čia, klausyk, jau išėjo gal šitas truputėlį. Aš tikiuosi, kad pabiškai išeina. Nes, vat, Miša, į temą truputėlį įvesiu, seniau būdavo nepagarba. Jeigu teatralas išeina į teliką vaidinti serialą, maždaug šūt serialis, tu viskas, kaip tu galėjai Parsidavęs. išduoti teatrą. Bet telikas ir kinas atskirai, ar neina? Į kiną gali jo. Teatras ir kinas čia Kiną hainas, gali, bet ne? į teliką jau ne. Nu, bet Šitą. tada, kai toks buvo požiūris, tai tas lietuviškas kinas dar irgi. Nu, Čia taip, kaip, taip, čia kaip pas muzikantus yra autorinė kūryba grot ir coverius grot. Ne, toks irgi senesnis. toks Kind tipas. of. Coveriai tai nelygis. Kind of. Ten labiau gal kultūriškai, ten, žinai, ta labai įsistovėjusi teatralinė visa visuomenė Lietuvos. Tokia buvo, kur, žinai, yra 3 dėstytojai Lietuvoje. Taip. Jeigu tu pastabą įgėjai, tai tu čia viskas jau bet kuriam teatre gali vaidinti, žinai, ar ten, nežinau, Maskvoje, tais laikais. Bet, žodžiu, grįžtant prie to, kad nu, videometrai, aš atėjau, galvau, žinai, čia kursiu meną, čia, žinai, kažkaip pakelsiu tą visą. Ir tu ateini, tu gauni tekstą ir tau tekstas yra, tarkim, nu, dialogas mūsų, ne, mes turim šnekėtis. Ir aš vienas namie, nu, išmokau savo eilutės gerai. Ir ateinu tenai, galvoju, nu gal čia kažkur parepetuosim, čia gal kažkoks, žinai, nu pragonas bus ar dar kažkas, žinai, nu apie ką. Man lygiai tas pats buvo. Lygiai tas pats. Atsisėdau, grimiorkiai, pradėjau skaityti tą tekstą, ateina mano partneris, sakau, gal prasibėgam, sako, gerai. Ir mes taip, nu, na. Gerai, baigiam į aikštelę, viskas filmuojam, opa, nufilmavom, gerai, turim. Aš ten suklydau, nesvarbu, turim. Nu, tipo, ir va taip einasi, nes jeigu, žinai, pasauliniam kine tu per dieną nufilmuoji ten 7 scenas, tai videometrai tu ten 25 per dieną turi nufilmuoti, nes neturi pinigų tiesiog. Bet tai yra įrodymas, kad nu, kartais nebūtinai yra didelės babkės ir kartais tu gali, žinai, nu, padaryti tą produktą, nes šiaip tai aš turbūt labiau esu žinomas, žinai, mes dabar vardinam, kiek kažko ir ten padariau gyvenime, bet vis tiek 50% žmonių, kurie kažką man nori pasakyti, sako, tu kažkur matytas, tu ten Maručiui narkotikus dėjai, ne? Nu, va čia yra geriausia reklama. Nueik į pasmerktus, va, konkrečiai šitą. Jo. Nusifilmuot, viskas, turi. Man iškart parašė va, tas pats Martynas ir dar ne tik jis ir visi kiti. Kiek ten buvo? 300 štukų? Nes aš tipo pinigus perdaviau kupriniai. Ta prasme, ką žinau, aš net viso scenarijaus nežinau, kiek ten buvo. Savo Aš dalį, pavardės savo nežinau. Kiek ten buvo? 300 štukų. Nežinau, aš neįvardinau sumos, man ką atsiuntėt.
Nes tas yra toks, žinai, paradoksas, kad žiūrovas apie tavo Atrodo, personažą kad- turi daugiau žinių Jo. negu tu žinai. Tai, tai tu ten tas pamirštas brolis? Kas? Tai reikalas yra tas, aš ateinu filmuoti ir žinau, kad mano draugelis yra didelis fanas, žinai, to serialą. Ir mes ateinam filmuoti ir ten atsiranda kažkaip personažas iš 2 sezonų prieš tai buvusis. Kažkokio ten personažo vaikas, žodžiu. Ir sako, o palauk, koks to vaiko vardas? Mantas, Lukas, ten Linas, sakau, toj palauk, paskambinu draugeliui, kuris šiaip mašinom užsiema, žinai, sakau, žiūrėjau, Mariau, o kaip ten to sūnaus vardas? Lukas, o ką? Sako, nieko, Rudokas klausė, tai perduosiu linkėjimus. Eik, tu seniai, žinai. Tai režisierius nežino, o žiūrovas žino, žinai. Bet jie ten šitos kažkaip dalykus. rašo skirtingi žmonės, man atrodo. Nes aš dabar prisimenu, kad mano scenas valdė Džiugas Sursaitis. Jie keičia. Jie kažkaip ten... Pradžiai pasmerkti, aš nežinau, kodėl mes apie pasmerktus dabar. Mes labai podcastą darom. kažkaip, jo, galėsim bet pakeisti temą. Bet... Pradžiai buvo vienas rašytojas, kuris pats kalėjime sėdėjo, pats žino tą kultūrą ir jisai apie tai rašė. Ir tuo metu, man atrodo, buvo auksinė ta era pasmerktų, ar ten prakeiktų, ar ten kokie ten bebūtų. Ir tada pasikeitė, tada pradėjo dar kažkas rašyti, tada Džiugas pradėjo rašyti, tada dabar, man atrodo, Makėjevas rašo, žinai, kur tipo, ir vaidina pats, žinai. Tipo. Geras. Vyrai, Visiems darbo bus. Aš siūlau dabar daryti pertrauką. Aš norėjau tą pasiūlyti, nes iš tikrųjų mes... Davai, važiuojam. Ne, mes pirmą kartą rašinėjom, mums reikia pasitikslinti, ar viskas... Ar mes bent jau rašinėjom? Ar iš naujo reiksis, kai rašinėjom? Nu, koks tavo vardas? Tai ką pradėsim iš naujo. Jo, galėsim pasiekimus pergalvoti, žinai, nes blemba galėjau tą pasakyti, žinai. Pana ir ponės. Kakadu buvo. Lietuviškas produkšinas. Yeah! Prie progos yra. Tokiom nuotaikom mes sugrįžtam iš mūsų techninės reklaminės pertraukėlės. Nežinau, ką jūs matėte dabar per reklaminę pertraukėlę, tikriausiai tik juodą ekraną, nes mes dar neturim rėmėjų. Ne, tai YouTube'as uždės gal reklamą. Okay. Gerai, ačiū YouTube'ui tada. Mūsų rėmėjai. Ačiū mūsų rėmėjams, kurių mes nepažįstam. Tai galim priminti, kad dar kartą dėkojam šitai studijai, ne? Nuoširdžiai. Faina čia, ne? Pasakyk visą pilną pavadinimą. Martynas Zaremba, verslo fotografas. O jūs yra jis fotografavęs? Mane yra fotografavęs, kai jis dar buvo ne verslo fotografas, o renginių ir vakarėlių fotografas. O aš iš čia esu daręs keletą online renginių. Per antrą galbūt pandemiją. Kur va, atvarai vieną, žinai, ar ten su kolega ir viską čia pasisetapinė. Zoomo renginių. Vieną pusę kitą. Aš tai namie dariau, išstumdydavau baldus, apstumdydavau visą kambarį, užsidarydavau jame, čiužinį užklodavau ant durų, Pas kad mane šeimina ten buvo, negirdėtų. žinok, toks renginys, kad reikėjo erdvės, nes aš ten turėjau tokį kaip ratą sukti, žinai, laimės ten tą ir taip toliau, bet mes jį buvom pasidarę digital. Aš su ranka pasuku. Tu su green screenu? Sukasi, jo. O tu pasuki taip, o jis į kitą pusę. Šitą. Klausykit, apie darbus sakėm, nebešnekėsim. ar ne? Fu, šlikštu, kiek galima. Gerai, vyrai. Pasirodo, gal ne taip ir šlikštu, jeigu šnekam. Nu, o kas yra šiaip žmogaus gyvenime, kas yra žmogaus gyvenimas? Va, žiūrėk, vat noriu užvest kaip tik tokią temą. Tu tavęs klausia, kas tu? Tu dažniausiai ką pasakai? Vardą ir profesiją. Nu, tipo. Jo, taip, jo. Aš esu Šarūnas, renginių vedėjas. Ten, Taip. Nu, tipo, tai vadinasi darbas ir yra didelė dalis gyvenimo. Va, dėl to aš labai mėgstu, kaip pažindinuosi su žmonėm ir aš dabar noriu įvesti mus į temą, kurią norėčiau pakelti dabar. Paliesti. Paliesti, pakelti. Gali nuleisti temą, gali pakelti. Nelieskit ir nekelkit man nieko. Mano išrastas klausimas. Gerai. Įsivaizduok, kad pasaulyje nebūtų pinigų. Dabar jokio socializmo čia, jokių referencų, ne. Aš iš karto norėjau čia. Žinau, kad jau rašyt tą tokį. Ką veiktum
gyvenime, kaip atrodytų tavo dienos, diena, mėnesiai, metai, jeigu nereikėtų dirbti tam, kad galėtum išgyventi? Šarūnai, pradėk, prašau. O Jezu, kaip tu čia giliai. Nuobodžiai, kaip dabar. Dabar galite iškart prasukti kokį 20 minučių, nes bus labai nuobodu, ne, Simonai? Ne, šiaip geras klausimas. Geras klausimas, bet jam gal pasirašymo biškai reikia, nes žinai, čia toksai kontempliacija. Ne, tai padarom taip, kas pirmas šauna į galvą, man tu toks neoverfinkinant. Nes aš galvoju, kad pavyzdžiui, iš karto norėtųsi sakyti, žinai, kad ten keliaučiau, ten, žinai, ten nieko. O ką darytum po mėnesio pakeliavęs, po pusmečio, kai nusibostų keliauti, ne? Tame ir esmė, kad kelionės, aišku, pasaulis žiauriai didelis, jos negali nusibosti. Bet aš manau, kad per darbą tu randi tam tikrą, žinai, saviraišką kažkokį išsilaisvinimą. Aš manau, kad aš vis tiek dirbčiau, aš norėčiau būti naudingas visuomeniai, tik turbūt neimčiau tam tikrų darbų, kurie, nėra man malonus, pavyzdžiui, ne tenai. Bet dabar labai gerai pagalvok, nes vis tiek kažkas gali pamatyti. Tai aš nesakysiu, kurie man yra nemalonus. Bet čia yra visiškai normalu. Ir tai, kad tu neimtum kažko, aš, pavyzdžiui, atsakyčiau vestuvių. Man, pavyzdžiui, vestuvės jos iš esmės patinka, kai jos būna, kokios, man 4 vestuvės per metus patinka. Kitas tu truputėlį atidirbinėjai. Svetimus. Bet čia mūsų vėl apie darbus, aišku. Vėl apie darbus. Tai aš sakau, darbas yra gyvenimas. Paklausiau klausimą, kuris būtų nesusijęs su darbu. Iškirpsim, ką aš sakiau. Nes... Davai, žiūrėk, pabandom, vengiam žodžio darbas, ar ne, bet atsakom į klausimą. Čia kaip psichologas dabar, žinai, tipo, nesakyk turiu, ar reikia, sakyk noriu, ne? Tai šiaip daryčiau tai, ką noriu. Tai turbūt, jeigu būtų kažkoks neribotas tas resursų kiekis, tai aš gal kažkokias dirbtuves atsidaryčiau, kažkokio rankomis darbo. Jums netrodo, kad kai žmonės nebus įsprausti į tos rėmus, kad turi padirbti, kad galėtų savo leisti kažką, gautus galų galėtas toksai nevaldomas hedonizmas, kur tik tai, žodžiu, duonos ir žaidimų, žinai. Daug valgai, ko negalėjai sau leisti, daug myliesi, daug dar kažką veiki, kur tiesiog sužadina to kažkokius vatos. Bet aš manau, kad aš nežinau, kaip jūs į savo darbą žiūrit, mano... Čia ne apie darbus, bet čia ne apie darbus, čia ką darytum, nes aš bandau pagalvoti, gerai, surfinčiau, gerai, aš pasarfinčiau, bet mėnesį, ne? Kas po to? Tada valgyčiau. Čia mes esame įstrigę į tą tokį, žinai, kur mes dabar turime alkį to kažkokio, žinai, neapibrėžto malonumo, ne, kuris nekuria kažkokio produkto. Bet man atrodo, kad pilnavertiškumas ateina iš to, kad tu kažką sukuri, kad tu palieki po savęs. Saviraiška. Saviraiška. Ir jeigu visiems taip atsitiktų vienu metu, tai mes būtent ir grįžtume į senovės Romą, į orgijų laikus tiesiog. Man atrodo. Tu prasme, tu nemanai, kad atsirastų Nemačiau nei vieno blogo romėno komentaro palikto, žinok. Tai dėl to, kad nebegalėjo parašyti, nes jau ten... Nes rašyti nemokėjo. Nes buvo arba persivalgęs, arba kažką. Žinai. Taip. Ne, čia toks... Čia matai, labai, man iš karto, pavyzdžiui... Labai filosofija didelė. Iš karto pradeda tokie, žinai... labai praktiški klausimai kilt. O tai gerai, o tai kas tada dirbtų tuos darbus, kurie nėra malonu, žinai, ten, kas dirbtų ten kokiam sandėly, žinai, kokiam nors, ar ten kasoje. Robotai. Tai va tada, ar mes tada pakeičiam tą visą darbą? Klausimas turbūt yra, kaip mes gyventume po 200 metų, ne, kur jau AI viską ten už mus darys ir ten robotai ir visa kita. Tai aš manau, kad ir bus tasai, žinai, daug mes skirsim dėmesio. Aš bent jau skirčiau daugiau dėmesio pagalbai kitiems, žinai. O norėtum nuo žmonijos atsiskirti? Sakykime, tai negyvenama sala, kurioje tu gali pasistatyti kokią nori chatą, pasimti žmoną arba ten, nežinau, kokį nors kitą simbolį, su kuriuo nori gyventi. Ir tau nuolatos Amazono ar kažkokie dronai pristato valgius visus, ką tu nori, ta prasme. Nesvarbu. Ką užsisakai, ta prasme, užsinori Xbox'o, atskrenda Xbox'as, ten užsisakai, nežinau, steiką, atskrenda steikas. Tai ar atsiribotum nuo likusio žmonijos tokia atveju? Man... Čia reikia irgi pagalvoti. Nes, žinai, klausimas, ar tu tada turi kontaktą su... Nes aš turi telefą. Aš esu varomas tuo žmonių energija.
Tai reiktų žmonių. Man kaip ir reiktų žmonių, bet kuo, Žmona būtų su kuo tavim. vyresnis darausi, tuo kaip ir mažiau jų norisi. Žinai. Ko aš laukiau. Nes man yra lygiai tas pats. Aš šiaip esu outgoing, charizmatiškas, taip toliau panašiai. Bet man dabar kaip niekad norisi ramybės. Kur gali sauliaisti, gal dėl to, kad mes vaikystėje negalėdom sauliaisti, pageimin 10 valandų. Bet nėra šitame. Ir kad nei žmona niekas nesimaišytų. Pats vienas sėdi su čipsų pakeliu, su rūkytom ausim, papjaustom, su aleliu, nealkoholiniu be jokios abejonės. Ir 10 valandų be sustojimo geiminį. Klausykit, šitą temą įdomesnį. Davai mano temą pašalinam. Ką geiminį? Aš negeiminu, tas yra, aš neturiu laiko. Geiminį. Bet aš galvoju, nėra hipokritikos truputėlį šitam, nes mes ką tik turėjom periodą, kur mes buvom atskirti nuo žmonių ir tu antrą dieną jau į balkoną su magnetofonu. Tai kad labai gerai buvo matyt. Matai toksai... Jo, niuansėlis yra Niuansėlis labai gerai tu čia įvardinai, bet ten buvo baime, mes bijojom. Jeigu mes nieko nebūtume bijoję, mes nebūtume tos bendrystės turėję ir jeigu būtų pasakę, Hebra, dabar 6 lygiai mėnesius jūs negalite išeiti iš namų, bet lygiai 6 mėnesių jūs išeisite, tada aš būčiau sėdęs gamint, o ne į balkonai. Matai kaip. Nu, Kokią temą ten Miša. Ne, man irgi įdomu. Ką gamini? Ką gaminu? Negeiminį, neturi laiko. Šiaip neturiu laiko gaiminimui, bet ką pageiminu, tai mes su saviškė, su žadėtinė kars nuo karto prisėdam pažaisti dviese. Kop geimus. Nu tai ten klasika, jų labai mažai dabar begaminama, kad būtų ne online ar ten dar kažką, bet kad būtų galima prie vieno kompo. Tai žinai, ten visi ten overcook, tai visi ten... Nesusipykstat, nes čia labai pavojingas. Susilinka su visais co-op game'ais. Tai mes įdėsim į tada į aprašymą, gal kažkam. Jo, bet sakau, per vieną kompą. Overcooktas šiaip gali būna santokos byra, būkite atsargus. Tai praėjom abudu pilnai. Buvo ribų. Kur meti tą kotletą? Taip, bet galų gale tas toks bendrystės jausmas, tu kažką vis tiek su savo žmogum veikia. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, tingiu vaikščioti. Einam pasivaikščioti. Nu, aš tingiu. Man beprasmiškai atrodo, žinai. Jeigu vidury miškų, tada, einam pasivaikščioti. Aš tau duosiu numerį. Mieste vaikščiot. Tai paspirtukai. Aš tau duosiu numerį savo puikaus masažuotojo. Jis tau paaiškins, kodėl reikia vaikščioti. Jo, aš puikiai tai žinau, nes šiaip su amžium, kad ir atrodom jaunai, bet jaučiasi, kad kūnas, kai nejuda, nebe tas. Biški prasideda. Bet kaip keista. Eina šis. Žiūrė, mes einam į deep tokį nesąmonės. Grūza žostkas. Aš su Hebra ir su žmona, man atrodo, kažkada dar neseniai kalbėjom, kad tipo, kai buvo 16, žinai, mes visi sakėm, blemba, kaip mes gyvensim, kaip mes darysim, kaip mes visą kitą. Ir mes kažkada prigavom save, kad mes visiškai taip pat leidžiam, kaip mūsų tėvai laiką. Visiškai taip pat, tik truputėlį pasikeitė. Mes susėdę prie stalo ir vietoj baltos mišrainės, ten mes ten sušių, samerolsų, kokių, žinai, pasidėję, žinai, ir ten salotų pasidarė. Bet mes sėdim ir kalbam, kam kas skauda, žinai, kam kokia ten politinės pažiūros, žinai, kaip čia mokesčius kelia, žinai. Nu, tipo, visiškai tos pačios temos. Bet tai klausyk, kaip šita tikrovė padaro suktuką į galvą gerą atbulinį iš kojos. Kur galim nepolitikuoti, o dabar... Nu nežinau, bet vis tiek, jeigu ten Laisvės partija surinksiu tiek ir tu... Opa! Kas aš? Kur dingo tas Simas? Už tai yra geriau gaming! Taip. Darai ten tos kotletus sėdės. Aš dėl to labai save prigaudinėjau save ir neleidžiu savo greit pasent. Aš lipu, kada paskutinį kartą į bordiūrų, kad nenukristum? Kiekvieną dieną beveik žinau. Bet aš žiauriai cool. Prie namų pas mane yra tokie akmenys, tai aš dabar per tos akmenys šokinėjau, žinai, nu, tipo, bandai susikurti savo tų žaidimų kažkokių. Būna tas plytelės peršokį, pavyzdžiui, ne, kai yra, pavyzdžiui, balta, juoda, balta, juoda. Prieš 2 dienas mano žmonos brolio vaikas, nežinau, kas jis toks man ten, sunienas, įsunienis, sunienas. Nežinau, nu, žodžiu, su vaiku einam, ne savo vaiku, einam per parduotuvę. Ir jisai šokinėja per juodas plytelės. Nu, tai aišku, aš irgi, žinai, po iki, žinai, ten žiūri tos kasininkės prie mėsos, ten skyriaus, žinai,
ko čia tos daro, žinai, kas Bet keistas. klausyk, čia jau kitas etapas tada prasideda, nes tas antras etapas, kai pradedi politikuoti ir sakyti, kas skauda, o po to jau trečias, kur kur vaikėt pradedi ir bandai ant plytelės neužlipti, o ketvirtas etapas, kur guli ir galvoji dar kiek gyvensi, žinai. Tai viskas supratau, kitais metais galima jau pradėti. Rankos lūžta lengvai. Gerai, Šarai, ką tu gamini? Aš daug šiaip mėgstu keistaliot žaidimus, bet aš labai RPG mėgstu. Tu iš tų žmonių, kur praeina iki galo, pagrindina 100%, Ar bent iš jau visą online, praeina? PUBG, COD. Ne, aš kažkaip nepasinešiau ant to, aš kai buvo vaikystėje, bent jau mano vaikystėje buvo du pagrindiniai žaidimai, tai buvo Counter-Strike'as ir Lineage'as. Aš apie vaikystę nekalbu, jeigu aš pradėčiau, ką aš vaikystėje gaiminau, tai valandos neužtektų. Tai aš buvau Lineage'as, žinai. Tipo, man tie tokie action... Tai draugų neturėjai, reiškia. Jo, man užteko vieną kartą į kompinę nueit, praleisti ant 20 fragų į galvą ir man baigėsi. O į kurią varai kompinį? Aš iš Jonavos, nežinosiu, prie Augėmo. Labai gera kompinė buvo. Tai jonaviečiai žinos. Tai. Bet klausyk. Bet paskui augant, aš kažkaip vis man patinka žaidimai, kurie turi pasiekmes kažkokias. Tai yra, dažniausiai RPG, tai vadinasi ir dabar... Witcherį, pavyzdžiui, ar ne? Witcheris, pavyzdžiui. Pasirinkimas, ten numirs visas kaimas. Bet ten tas timeline'as, visas storytellingas, kokį ilgumą, aš bandžiau Witcherį žaisti. Turi komitinį. Sėdi ir 10 minučių klausais, kol galėsi pradėti judėti. Nu, toks... Aš turiu Matai, čia reikia turėti intelektą tokį aukštesnį biškį. Aš turiu labai tokią stiprią nuomonę, kad žaidimai tai yra viena... Labai netinkamas žodis kompiuteriniam žaidimam yra žaidimai. Nes tai yra dar viena medija, ne? Ir tų medijų būna visokių, pavyzdžiui, ten, žinai, yra knygos. Ir yra geros knygos, yra darbinės knygos, yra self-improvement'o knygos, vadovėliai yra ir lankstinukai yra. Spalvinimo knygos. Spalvinimo knygos ten mandalas. Ir jos visos yra knygos. Ir, tipo, jeigu tu sakai, kad knygas skaitai, automatiškai kažkaip, tipo, maladėt, žinai, tipo. Ir nesvarbu, ką tu skaitai ten, žinai, 50 Shades of Grey, nors... O šitą, o jūsų neužknisa, nu gerai, pabaig. Aš dar pabaigsiu. Jo, o kompiuteriniai žaidimai irgi yra tam tikra medija, kur yra, žinai, action žaidimai, yra kažkokie ten, žinai, Candy Crush'ai ir yra žaidimai, kurie pasakoja istoriją. Tokie žaidimai, žinai, kaip ten populiarus, ne, League of Legends. Yra League of Legends, kur tu gali ten, žinai, nueiti ir žaisti ir ten šaudyti ten tos fireballus. It Takes Two žaidėt? Yeah. It Takes Two. Bet League of Legends aplink save turi visą istoriją, visą kanoną, žinai, timeline'ą turi. Tas bet čia nuo žmogaus priklauso, ar tu nori tos istorijos ar ne, nes aš tik tingiu. Ant kiek tu gikas esi, žodžiu, Sim? Čia yra taip. Arba tu gikas, arba tu negikas. Geras žiauriai žaidimas. It Takes Two, va, iš kopo. Čia poroms terapija. Porom. Čia realiai terapija yra poroms. Nu, bet kokio grožio. Aš dabar... Žaidėt? Be abejo. Mano žmona, nežaidžia kompiuterinio, aš su bičiu perėjau šitą. Taip, aš mergaitė buvau, jisai berniukas. Pagal plaukus. Variantas. Bet į tą pačią temą, žiūrėkit, aš tokį greitą, o jūsų vat neužknisa, dabar, kai jau mes ten galim sauliaisti pažaisti, ne? Nu, nes seniau ten dirbti reikėjo per daug ar dar kažką, kad pradedi žaisti ir tave vat kilina tie... Profai jau. Kiniečiai, 13-mečiai. Jo, aš labai mėgstu fulę pažaisti. Daužo, kaip tu sakai, 20 fragų prasileidau ir išjungiau, žinai. Nusipirki iš Steam'o žaidimą užpydysą. Žinai, įsijungiai. Pakvepavai, dar pažaidai, kitą dieną dar pabandai. Na, nežaisi. Aš dabar dėl to lygos nebežaidžiu, nes aš jaučiu, kaip manęs sunkia energija, žinai, kur man tikros emocijos kyla. Tu nori atsipalaiduoti, o tave... Vaikai daužo. Klausykit, o nėra tokio, žiūriu, nebėra tokio bairio, ne? Kad anksčiau buvo gėda šnekėti ten prie panų, ten ar šiaip, kad tu gaiminė, o dabar? Nu, jėmėm po truputėlį stigmą, žinai, nu, tipo, kaip ir ten, nežinau, apie mėnesinės anksčiau niekas nekalbėjo garsiai, o dabar, žinai, eina ir dar man kartais būna, žinai, toksai, kur pagauna netikėtai, bet, žinai, man tuo mėnesinė, žinai, žiauri pilvas skauda, žinai, ir, tipo, tai jau normalu dar. Visiškai normalu. Tai ir tas gaminimas, nes anksčiau gamint galėjo tik tai tie, žinai, kurie neįdavo į lauką, neturėdavo draugų ir susidarė toksai, nu, kažkoks, žinai, nu, tipo, personažas jo. Plius mes augomės, kitaip priemam patį faktą. Tada, nes mes jau esam iš tavęs klasiokai galėjo pasityčiot. Važiuotas, kur, žinai, ne, kur fulės nežaidžia. Klasiokai gamina. Ne? Visi jo. Nu, aš nežinau, šitos kartos dar kur laukia iki paskutinės švieselės. Žinau, mes derinom tą. Visą stigmą nuėmė tada, kai sužinojau, kad Mikutavičius parašęs 3 milijonus eidavo Vovo pakapot.
Ta prasme, jisai buvo žiauriai kietas Vovo žaidėjas. Čia kaip tas Henry Supermano šitas. Ai, taip, Kavalas. Kavalas, Henry Cavill. Nu tai jisai ten Bišo pavardė Kevalas? Jis Witcherį labai mėgė. Jis nesveikas. Warhammerį labai Jo ten kažkur paklausė, žinai, o ką tu dabar norėtum ten, kaip iš principo nuveikti, norėčiau užsidaryti 10 valandų pakapot Witcherį. Tai tu tipo Kavalas jau dabar lietuvių. Jo. Jo, nes tai yra laiko praleidimo būdas. Anksčiau, žinai, mano tėvų kartos visi žmonės eidavo žvejot, žinai, tipo, ir dabar yra dalis žmonių, tipo, mano bendramžių, kurie eina žvejot, bet yra lygiai tokia pat didelė dalis, kurie gamina. Bet tada reikėdavo pagauti žuvį, o dabar nebereikia. Dabar atsisėdė ant liepto, užmeti ir dzin, pagausi, nepagausi. Jo. Čia tas pats, kas su grybavimu. Tu realiai eini į mišką, o ne grybų parsineš. Prisirinkai tų grybų, užsiekim gal, nekepkim. Čia jau yra išmintis, žinai, ta prasme, čia jau yra... Aš toks dabar, žinau. Jau tu vadinasi subrendai truputėlį, nes su labai daug dalykų nėra svarbu tikslas, yra svarbu procesas. Gal kažkam reikia grybų. Tu pasiruošęs būti tėvu, Šarūnai. Daug kas man taip sakė, man taip senai visi perša tuos vaikus, nes, nu, tipo, tu netvarkos nykštukas, žinai, tai, tipo, tai davai, nes aš moku. Nykštukas gali vaikų turėti, ar ne? Kažką domėjasi fiziologinį? Jisai turi mucį, jisai turi tokį mėlyną personažą, kurį jis ten augina kaip šuniuką, bet kaip vaiką praktiškai. Jis, matomai, neturi antros pusės, tai jis įsivaikina, žinai. O, tipo. Bet tai kaip krūtai vaikui turėtų būti, kad tavo tėtis yra netvarkos nykštukas. O tu įsivaizduok tavo mamą kakę makę, pavyzdžiui. Neslėpsiu, man visai taip simpatiškai atrodo ta kakę makę. Taip. Tu tokia charizmatiška. Tokia. Ir šiaip tai kakę makę, aš esu tas netvarkos nykštukas teatre, bet buvo dar televizinis projektas ir ten pradžioj buvo vienas toksai netvarkos nykštukas su natūralia barzda. O paskui tas netvarkos nykštukas telikė buvo. Toks. Ir jisai paskui išėjo iš teliko ir atėjo kitas netvarkos nykštukas ir ten yra realiai kakės makės bičas, ta prasme. Jie dabar susižadėjo, nežinau, ar jau apsiženėjo, bet man atrodo, susižadėjo. Aktorės, ta, kur vaidino. Tai kakė makė ir televizijos netvarkos nykštukas, jie yra pora realiai gyvenime. Tai žiauriai toks fainas, žinai, tipo. Tai gerai vaikas auga. Kakė makė. Žemėje tokia bėda. Ir su šita muzikinė intarpų. Jo, mes periname į kitą dalį galbūt, nes labai čia jau buvo deep rimta. Taip. Nu taip pat uždavė. Sorry. Ne, bet tai galim nerimtai šūdai. Supranti, graži ta filosofija yra iš tikrųjų gyvenimiška, bet labai su ją, jinai tokia labai gili, labai reikia ją įsigilinti ir žiūrėti, kas kaip kur toliau ir kiekvienam jis skirtingai veikia, žinai. Žinai, kaip yra, man atėjo vienu momentas, kad tuoj pereisim prie, aš jau žinau, kad reikia judėti, bet man atėjo tas gyvenimo momentas, kad aš taip tingiu apie šūdų šnekėti. Nu, tipo, taip nebesinori apie... Yra irgi, jo. Žinokit, Hebra, aš prisipažinsiu, žmonės manęs nesupranta. Tu per gilus? Tipo per gilus. Bet tu esi menininkas, tu esi toks, nu tikrai tu biški labiau toks prie meno, nesi visiškai ten toks ubliutkas nuplėštas, žinai, kur. Bet biški ubliutkas. Bet truputį toks, nu, vis tiek tu meno žmogus. Okay, nes aš, pavyzdžiui, aš negaliu šnekėti apie paviršutinišką, man žiauriai neįdomu. Jeigu kažką ten paviršutiniškai, plėtkai ar kažką, nu negaliu, nu man tiesiog. Oi, mane nervina visi ten diskordiniai, tie visos skrybos ten portaluose, nu aš, tarsime, vemt verčia, tarsime, bet taip, nu, realiai jau fiziškai pradeda mane vimdyti, nes jau nebegaliu aš. Aš turiu aplink save tą tokį, žinai, būrį žmonių, kurie man papasakoja, su kuo aš dirbu, žinai. Tipo, o tu žinojai, kad šitas tą ir tą, man nieko nebereikia rūpintis, man viską raportuoja, žinai. Kas tai gerai ar blogai? Nei taip, tai yra tiesiog informacija, kuri... Bet pačiam nereiks skaityti. Filtriukas, nesutaupo laiko. Filtriukas, jo. Nes aš, pavyzdžiui, skaitau daug, bet pavemiu. Bet vis tiek skaitau. Bet aš niekam apie tai nepasakoju, kas kur kaip įvyko, aš informaciją jo susivirškinu, bet pažįstu žmonių, kurie girdėjai? Jo. Dar pakomentuoja ten. Nu ir koks skirtumas, nu paliktų tą bunkę.
Nu, rubrika, norėjai labai, o aš trečią kartą mes tave Labai nutraukėm. gerai, labai Tai gerai. pala, mes dabar, tipo mano klausimas čia buvo toks, ar ne? Tai mes tipo pašnekėjome apie ją, ne? Jo. Taip. Nu davai, kas dabar nori? Gerai, aš galiu. Mes buvom šiaip su Miša, kai ruošiame šitam podcastui, turim prisirašę įvairiausių rubrikėlių, temelių ir be jokios abejonės pilotinė laida, tai pabandysim pažiūrėti, ar tinka tam tikros rubrikėlės. Šarūnai, tu mūsų bandomasis aktorius šiandien. Jo, Pabandysit laikytis formato ir pats prasčiausias svečias tam, žinai, kur visą laiką. labai geras. Dėl to, kad kai aš užduosiu, tai tu suprasi, kodėl pats geriausias svečias. Ir aš manau, kad, Hebra, jeigu jūs dabar iki čia dažiūrėjot, daklausit, dagyvenot, paspauskit like, jeigu jums patiko šitas svečias. Like and subscribe. Yes. Niekaip tu 10 laikų dabar nesurinksi. Varpelį, subscribe, like. Tai va, kodėl tau tinka šita rubrika? Pats šudiniausias faktas, kokį žinai, pats nereikalingiausias šudiniausias faktas, kokį žinai, ta prasme, kur tau niekad gyvenime niekur nepravers. Aš įvesiu, kol tu galvoji, aš seniau ir labai ilgus metus vedžiau protmušus ir kartais ir dabar dar tenka per darbus ar dar kažką, nors dabar jau ten duplikuoji kažką, ten dakuri, bet aš tokių šūdų daug žinau, kur tau niekaip nereikalingi jie gyvenime, žinai. Ar turi tokį šūdiną faktą? Prasme, tu manęs klausai, ką aš nereikalingi. norėčiau gyvenime veikti, jeigu nebūtų pinigų, tai aš tokius faktus rinkčiau. Šiaip, iš esmės. Bet šiaip, iš esmės tai yra linksma. Tu žinai, kad ten, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys, čia nebus mano faktas, aš kitą esu faktą pasiruošęs, kuris yra beje irgi šūdinas, specialiai pasirašiau kaip šūdiną faktą. Nu, bet, pavyzdžiui, ar tau linksma žinoti, kad jūrų arkliukas gali pakeisti savo lytį, tipo, ar pats save ten apsisieklinti. Hermafroditas šitas. Jo. Bet linksma. Žiauriai. Tarsi, jeigu tu pamatai akvariume jūrų arkliuką ir tu pradedi galvoti, Aš šiandien tu ką? tu šiandien vyras? Matai, mes dabar visuomeniai kalbam, žinai, apie translytiškumą, žinai, ten apie visus šitos dalykus. Gamta jau senai šitą išsiaiškinus yra, žinai, tipo. Kodėl jūros arkliuko nepasiėmė kaip logotipo Laisvės partija? Iš tikrųjų. Blemba. Aušrinė. Nėra už ką. Ir daug akvariumų. Taip, visos spaudos konferencijos. Ir arkliukai ten vienas ten. kitą patys su savim. Aš šiaip tai faktų tų žinau tiek daug, kad man nėra to, kad gali... Tokį random skelb. Sakyk, žinai, čia dabar pažaisim tą ten... Iš gyvūnijos pasaulio. Iš gyvūnijos pasaulio. Mano bus irgi apie gyvūną. Gerai. Yra iš gyvūnijos. Yra toksai grybas. Yra daug labai smagių grybų, visiems rekomenduoju. Ne, Baravykai, nerekomenduoju. šilbaravykai. Rinkti jos smagu. Dabargi problema, kad pradėjo musmirės valgyti. Jo, ir dar žmonės ir moka pinigus už tai. Jo, nu nesigilinam, Nu, žodžiu. Jo, nesigilinam. Gerai. Gerai, yra grybas. Yra grybas, kuris auga tam tikrame aukštyje medžio ir jisai skleidžia savo sporas ant tų medžių, ant kurių gyvena skrusdėlės. Ir jo spora patenka ant skrusdės kažkur tais ir jis pradeda augti į skrusdėlę. Ja, žinau, nu, ne apie šitą, bet... Aš nebeatsimenu dabar pavadinimo jo, Bet iš grybų rūšies žinau, kad kažkokiuose vabaluose apsigyvena grybas, kuris už jį užhipnotizuoja. Ir jisai įauga skrusdį į smegenis ir jis pradeda valdyti skrusdėlę. No shit. Ir jisai ją veda į patį skrusdėlyną, kad galėtų tenai paskleisti savo sporas. Bet skrusdės irgi nėra durnos, jos turi sargybinius, kurios tipo tikrina, ar tu pasigavęs grybą ar nepasigavęs. Aš tikiuosi čia Ar science. pasigavęs grybą? Skamba gerai. Šarūnai, aš tikiuosi čia real deal. Čia real deal. Ir Jo, yra žinok, aš net girdėjau fotkių, kažką. tipo, kur ir jos ten apuosto, jeigu neranda, jos nueina tada į skrusdėlyną ir tenai, bet dažniausiai dabar skrusdės suranda. Tai ką jos daro, jos nueina nuo šito medžio, kuriame jos pasigavo tą grybą, nueina prie kito medžio ir tam tikrame aukštyje jos įsikabina, atsistoja ir tas grybas išauga jau iš jų smegenų ir tada paskleidžia tenais. Ir yra net nuotraukos, tipo, kur yra skrusdėlė ir iš jos išaugęs grybas ir jinai tipo vaikšto dar. Jinai vaikšto tas grybas, kur nori eiti. Ten jau nebėra skrusdėlė, ten yra grybas, kuris real life zombies. Kur čia yra?
Geras klausimas, man atrodo. Tu į Australiją jaučiu, kur daugiau. Viskas, Kas blogai. kas blogai yra. Viskas, kas fakta per Tai Australiją. ten, žinau, porą žmonių, kurių reiktų išsiųsti į Australiją, bet, Tu prasme. na, žinai, kur. Tipo, pavojingi visuomenė. Ai, nu. Ja, Savo žinau, ir aš idėjom tokį, jo. Tai va, tavo faktas. Pala, aš dabar, aš dar apie vis grybus. dar apšalęs nuo grybo, aš įsivaizduoju, aš vizualizuoju vis tai. Čia ne tik, kad šūdinas faktas, bet toks sukrečiantis šiek tiek, ne? Taip. Man dar šiaip labai patinka faktas apie kortų kaladę. Kad kortų kaladė, jeigu tu gerai išmaišiai kortų kaladę, yra praktiškai 100% šansas, kad taip kaladė susidės, kad jos niekada pasaulio istorijoje nėra buvę. Tu irgi tikriausiai seki Čia tikimybių Startoką, teorija. ne? Čia Žiūri tikimybių YouTube teorija. Startoko kanalą. Čia Neil deGrasse Tysonas? Jo, Tai aš jo. jį skaitau, bet aš šitą Jo. sužinau iš visos, man atrodo. Irgi Okay. labai geras kanalas, dabar rečiau tiesiog pradėjo kelt. Bet 52 faktorialas, tai yra... Faktorialas, jo. Jo, kur Tam- yra antiek Tam didelis 2 kart, skaičius. tam 1 Jo, kart, nes tam į kart. pirmą vietą gali būti 52 variantai kortų, bet kuri korta iš visos kortų kaladės, į antrą 51, tai PM2 kart PM1. Aš pabaigęs 12 klasių, žinau. Jo. Kart PM, kart... Aš dar dabar nežinau, kas yra diskriminantas ir kam jo reikia, bet žiauriai gerai. Šitą kažkas ten XB kvadratų 4 ten, žodžiu. Bet jeigu tą kortų kaladžių išmaišymo kiekį galėtum paversti skaičiu ir, tarkim, vienas skaičius Jis aplink žemę būtų parašytas. Ne, tai jeigu vienas skaičius atitiktų 1 sekundę ir tu stovėtum ties pusiauju, tu turėtum palaukti milijardą metų ir tada žengti žingsnį. Tada palaukti dar milijardą metų, žengti antrą žingsnį. Ir taip, laukdamas po milijardą metų kiekvienam žingsniui, kai tu apeisi per visą, aplink visą žemę, tada paimk Atspėjau vieną beveik. lašą iš ramiojo vandenyno ir vėl laik aplink pasaulį. Ir kai tu va taip apeisi ir išsemsi visą vandenyną, tada, man atrodo, dar vienas yra etapas, kur tu paimsi vieną smiltelę ir dėsi į didįjį kanjoną. taip Ir kai romantiška. užpildysi didįjį kanjoną, tu būsi maždaug trečdalį. Mane šitie Tos skaičius. faktai, Tipo, kai kur taip toks- liūčina. Galėsim čia užleisti romantišką kokį muziką. Titaniko, Fast negalėsim. forward, žinai, ir tipo garsas nutyla ir tiesiog... Užmiutins. Okay. Užmiutins. Ne, tiesiog šitą fast forward, bet PM2 yra didelis skaičius. Okay. Gerai. Gal dabar tu, Simonai? Jo, tai mano tikrai šudinesnis faktas iš tikrųjų. Dėl to, kad, žinot, tie tinginiai, kur yra sloth. Aš viską galiu papasakoti. Taip, žinau. Jo, nu tai be to, kad jie yra tokie, žinai, ten lėti ir taip toliau, ir ten kabo, ir ten griūna, ir eina per kelią. Tai pirmas faktas, netoks šūdinas, tai kai iš tikrųjų iš pakarpos ten pakeli ir kur išskleidžia rankas, daugam labai sweet atrodo ir labai miela, bet iš tikrųjų tai yra savisaugos instinktas ir jam yra labai nefaina, kai jos taip ten neša, ar siekia ranką neva į tave, tada ne, jis bando apsisaugot nuo tavęs su ta ranka. O šūdinas faktas, tai kad jie nėra tik tai tokie lėti savo gyvenime, bet lėti yra visomis prasmėmis ir įskaitant virškinimo. Tai kai tinginys gerai pavalgo, jis virškina maistą nuo 19 iki 31 dienos. Ir tik tada nusikakoja. Tai šūdinas faktas. Ir tai aš dar papildysiu. Ir tam, kad jisai pakakoktų, jis turi nusileisti ant žemės. Turi nusileisti Kas ant žemės užtrunka ir jam tai užtrunka pusdienį. Tai prasme, jis visą dieną paskiria tūlikui, žinai, tipo, visą dieną, tipo, jis ryte pradeda leistis, ties pietumis pašika, tada lipa aukštyn, žinai. Ir tai yra labai pavojinga jam dėlis, nes jį tada gali bet kas suvalgyti. tenai. Ir antras momentas, tinginys yra antiek tinginys, kad net jeigu jis yra prisivalgęs ir jo skrandis yra pilnas maisto, jis antiek gali tingėti, kad numirtų iš bado su pilnu skrandžiu. Jo. Man kažką tai iš mano draugų primena. Ne, aš galvoju, kodėl tu tiek apie tinginį, žinai, gal tavo čia yra gyvūnas. Sielos gyvūnas, žinai, gyvūnas. Ar manaitė, ar kliuką atidavėm, tai jūras. Man. Tai aš taip tingiai nusišypt, kad geriau numirsiu su pilnu žarnynu. Aš dabar esu tokiam etape, kur aš bandau save pažinti, pradėjau pas psichologus vaikščioti, pradėjau... Čia irgi šūdinas faktas. Šūdinas faktas, bet jo, man labai buvo keista, nes aš visą gyvenimą galvojau, kad aš tinginys ir man psichologas ateina ir sako, ne, tai tu darboholikas.
Tau tiesiog depresija, sen. Sakau, kaip? Kas toksai, nuėjau žmonai, papasakau, žmona žvengt pradėjo, aišku, šitą, bet darboholikas, kas yra darboholikas, irgi faktas yra įdomus. Darboholikas yra ne tas, kuris labai daug dirba, bet yra tas, kuris nemoka ilsėtis, kuris poilsio metu vis tiek dirba kažką. Ir aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš visą laiką, jeigu aš nedarau kažkokio, tokio produktyvaus darbo, Sunku negalvoti. Aš tada apie tinginius skaitau, apie ten visokius, aš negaliu atsisėsti ir, kad ramu, žinai, pamedituoti, žinai. Man tas maks yra sudėtinga, žinai. Gerai, grįšim gal prie psichologijos, o gal ir negrįšim. Aš šūdną faktą prisiminiau, va dabar paskutinė sekundė šovė. Tai kai astronautai, kai žmonės nusigavo į Mėnulį, kaip jūs galvojat, jie vis tiek ten buvo ilgiau nei dienelė, ne? Kartais. Nebuvo ilgiau dienelė. Kiek jie buvo ten? Valandą kažkas, valandą, 2 valandas. Gerai, mes pafakčekinsim, paskui galėsim pertraukėlę padaryti. Trumpai, bet trumpai faktą buvo. Nes jie ten kažkaip energijos neturėjo daug, jie turėjo grįžti į Mėnulį. Ne jie, aparatas. Žodžiu, ten yra likę astronautų, kurie yra buvę Mėnulyje, išmatos. Taip. Jos ten guli. Ir tu jas gali pamatyti per teleskopą. Tik tu. Taip, šustro teleskopo reikia, bet man atrodo, molėtuose neužtenka, bet molėtuose jie gali matyti, jie yra palikę ant tenai veidrodžius ir jie gali šauti lazerį, tu net su naminiu teleskopu gali šauti lazerį pakankamai stiprų ir jisai tau atgal ateina. Tai jie tos lazerius paliko, kad skaičiuot, man atrodo, atstumą, kiek Mėnulis nutolsta, nes man atrodo, jisai ten po centimetriuką kas metus nutolsta. Bet žodžiu, ten kakučiai vis dar guli ir kažkada jos turės nuskristi surinkti su visom šiukšlėm. Kokios kitos šiukšlės? Tai yra įdomus faktas, kad kartais, kai yra ta, kaip jie, ISS, International Space Station. KTS lietuviškai. KTS. TKS. Tarptautinė kosminė Tarptautinė kosminė stotis. Taip, tai kai jie ten gyvena irgi, ten praktiškai pastoviai yra žmonės ir jie irgi kažkur tuštinasi, jie surenka tam tikrą kiekį ir jį tada paleidžia į atmosferą. Į kosmosą norėjai pasakyti. Ne, atmosfera čia kas mūsų Žemės. Taip, bet jie dar, man atrodo, kabina ten kažkiek, bet nesvarbu. Jo, jie ne aukštai palyginus. Jo, ir jie paleidžia tą gumbulą ir jisai krenta į žemę po truputėlį ir jisai sudega. Tai yra šansas, kad kažkada, kai tu bandėjai sugalvoti norą, žiūrėdamas į krentančią žvaigždę, ten buvo iš tikrųjų kosmonautų šūdas. Šūdinas noras gavosi. Šūdinas faktas. Ne, bet turėtų greičiau sudegti, nes tiek ten organinė medžiaga. Bet jisai matosi šitas dalykas. Jo. Aš atsimenu, savo su panelė kažkada sėdėjom, mes taip žiūrėjom, golfą turėjau, trečią golfą. Atsidarėm stoglangį ir stebėjom tą žvaigždės krito. Paskui pasibučiavom, tai gali būti, kad ten šūdas krito tuo metu, ne? Taip, dėl to ir šūdini tavo santykiai dabar. Buvo, dabar labai geri. Ai, dabar jau geriau. Ne, čia, žinau, labai seniai buvo. Golfas čia. Taip, bet, žinai, asteroidai yra dažnesnis reikalas. Tipo, jeigu tu jau ant šūdo pataikai, tai gal kaip tik daugiau ten magijos. Tikrai buvo šūdas, nes nieko gerojo nesibaigė. Aš tarp kitko šiemet po kažkurių rugpjūtį važiavau po kažkokio darbo ten, žinai, iš toli. Puikiai žinot, kaip ten po darbų važiuoji, trečią naktie, žinai. Taip. Ir aš važiavau per kažkokius ten kaimus ir sustojau, galvoju pasisiot ir tada galvoju, palauk, rugpjūtis, meteoritų lietus, žinai. Ir sisioju savo ir man kol sisiojau, suskaičiau 7 krentančias žvaigždės. Ir vis tiek nespėjau sugalvoti noro, nes buvo, žvaigždė, ai, blei. Čia visiškas bullshitas yra, tai sugalvok norą, kai žvaigždė krenta. Kokį durniausią, žinot, prietarą? Aš labai greit. Noras. Kokį durniausią, žinot, prietarą? Nu, visiškas, ta prasme, bullshitas jūsų nuomonė. Aš niekaip nesuprantu, kodėl Lietuvoje švilpaut viduje negalima. Kažkoks sovietinis žinai, aš manau, kad tipo, čia buvo kažkoks sovietinis bairis, kad tipo nekultūringa, švilpaut, iš viso reikėjo būti tengi savo vietą. Aš girdėjau, kad dvasias prikvies. Blogasias dvasias prikvies. Mes neseniai turėjom klasės susitikimą, pagaliau susiorganizavom ten po 20 metų ir vaikščiojom po mokyklą ir atsiminėm ten, kad šitam kampe mes su klasiokais kvietėm Pikų damą ir realiai matėm, žinai, Pikų damą atėjo. Tada realiai matėm. Jo, ir ten apsėdo, ten klasioką, žinai, visdaskas. Man tai šitas labai patinka, čia labiau toks fan. Ką reiškia, jeigu juoda katė perbėgo kelią?
Kad Nu, jinai tai kažkur mirsi bėga. reiškia ten viską. Jinai turi reikalų kito kelio pusėje. Nu toks. Aš turiu tokį, nesakysiu iš kur, bet, žodžiu, toks labai blogas prietaras. Nu, prasme, man visiškas yra bullshitas. Žodžiu, kad nusičiaudai, aš žinau, kad kai kas žiūrės, nepyktas žmogau, nenoriu įžeisti. Tipo, kai nusičiaudai, reikia patemti už ausies 3 kartus. Ar to žmogaus vardas baigėsi E? Ne. Už ausies? Jo, tipo, nusičiaudai, reikia už ausies patemti 3 kartus. Jo. O gal čia fiziologiškai kažkaip padeda? Ne. Nu, tipo, žinai, kur būna akupunktūros taškai, kad, pavyzdžiui, nuima. Ne, čia aš pasidomėjau biškiuką, pasirodo, bullshit. buvo toks prietaras, kitoks biški, kad jeigu kalba apie mirusi žmogų ir kažkas nusičiaudo, tai buvo prietaras, kad reikia už ausies kažkaip patampyti 3 kartus. Ir jisai kažkaip transformavosi į tai, kad šiaip nusičiaudo iš karto tampai už ausies. Ne, tai visi šitie prietarai atėjo iš kažkur, jie visi turi kažkokį tai pagrindą. O jie daugiausiai iš močiučių. Tai nuo močiutės, iš savo močiučių, žinai, tai tas eina. Vat įdomu pakapstyti. Kam reikalinga šeimos žydinys, žinai, nu, tipo toksai žvakė. Va, imk žvakę. Nesigilinkim. Aš vėl per giliai varau, ne, realiai? Ne, viskas normaliai. Ne, o šiaip tada klausimas, o jūs šiaip tikit kažkokiais supernatural ten, nežinau, ten, ar dievas, ar dvasios, ar vaiduokliai, ar ten prietarai, ar dar kažkas? Aš tikiu, kad mes arba esam simulacijoje, arba mes busim tie, kas padarys simulaciją. Nes tai yra inevitable, visiškai. Statistiškai net įrodyta yra mokslininkus. Straipsnis. Kad kažkada gyvensime iki tiek, kad... Kaip baisu pažiūrėk dabar, būtų, kaip jeigu čia geimai atrodo, simulacija, tai kas tada ten? Mes prijungti prie ko nors? Ne, nesąmonė negali būti. Aš tai tikiu į kosmosą. Į kažką aukščiau, bet ne religijos prasme. Į kažką, kas virš mūsų. Tai gali būti simulacija, tai gali būti kažkas, kas mus čia įdėjo į šitą simulaciją. Arba nesimulaciją. Nevadini to dievas. Ne, būtent, sakau, nereliginė pusė. Nes man tie religiniai visi dalykai, man jie nervina netgi, sakykime. Nes tai yra dar viena politika. Kontrolės būdas. Visus bet reikia atskirti, žinai, dvasinį nuo religinio, žinai, tipo savo kažkokį. Tai sakau, nereliginio, bet kažko aukščiau viskas. Ir tai nėra dėdė barzdotas ilgais laukais. Reikia, jau pradėjau, bet dar biški reikia. Nes aš, kodėl link to vedu, aš, tarp kitko, įdomus reikalas, aš esu dabar jau padavęs prašymą apostazijai. Opa, rimtai? Atsiskirimui nuo bažnyčios. O kodėl tu, aš girdėjau, jau ne vienas žmogus tai padarė, koks buvo, kodėl tu taip nusprendai? Nes man nepatinka, kai mano likimas yra kažkieno kito rankose. Ta prasme, ne tai, kad likimas, žinai, bet kažkas už mane nusprendė, kad aš dabar priklausysiu kažkokiai organizacijai. Nes mane kažkada pakrikštijo, ne, ir nors manęs tėvai nevertė krikštytis, aš pats būdamas ten 7 ar ten 6 metų sugalvojau, kad nes mokykloje ten visi krikščiai. Nes kitaip negalėjai žentis bažnyčioje, o bažnyčioje... Aš ir nesiženiau bažnyčioje, aš ženiaus dviese su žmona Graikijoje ant kranto ir viskas. O tai, o Lietuvoje tik tai Santuokos rūmose pasikvietėm žmonių, ta prasme, mūsų šiaip vestuvės labai įdomios buvo, nes nesinori, žinai, į ofisą važiuoti savo vestuvių dieną, žinai. Bet jeigu aš ne bažnyčiai ženičiaus, tai nežinau, mano močiutė gautų paskutinę galą. Tai tas mane ir užknisa, žinai, kad ta religinė institucija, čia ne per normaliai. Šitą, kad ta religinė institucija, jinai turi tiek daug galios, tiek tipo savo rankose. Teisė reguliuoti kitų gyvenimus. Jo, ir aš nenoriu jai priklausyti, nes kai jie sako, žinai, kad Lietuvoje yra tenai 2 milijonai krikščionių, tai jie mane irgi skaičiuoja. Nors jūs irgi šiaip esat krikščionis, ne? Nu vien dėl to, kad... Nes pakrikštijo kažkada... Ne, ar ten žydas. Žydas, jo. Bet kalbant apie tą, tarkim, tą lietuvišką krikščionį, didžioji dalis, bent jau mano pažįstamų, yra pakrikštyti vaikystėje, bet jie nei vienas neina į bažnyčią, neina ten, netiki į Dievą, nekalba maldų vakarais, nedaro kažkokių apeigų. Tai kodėl bažnyčia, reprezentuodama save kaip organizacija, naudojasi manim kaip statistika? Mane tas truputėlį nervavo. Koks tas skirtumas? Nes, jeigu tau nerūpi, nes tai yra organizacija, kuriai aš nepritariu. Čia kaip šeimų maršas, žinai, gali jie skaičiuoti, kad ir 4 milijonus, nors tiek nėra Lietuvoje, žinai. Taip, bet šeimų maršas, kai eina kažką ten deklaruoja, kad mūsų tiek buvo, jie negali
oficialiai paimti mano vardo pavardės ir sakyti, va, jis buvo su mumis. Ai, nu nes tu tipo turi krikštą. Aš esu krikštas, aš esu jų dokumentacijai ir aš nenoriu, kad šita organizacija, kuri nemoka mokesčių, kuri ten, žinai, skandaluose paskendus ir gyvena pagal vadovėlį, kuris buvo parašytas 2000 metų prieš. Šiaip, tarp kitko, labai įdomus faktas. Galim dar vieną įdomų. Varyk. Komiksai, ane? Kai pasižiūri komiksus, pradžiai Batmanas, jisai ten, žinai, ten ar kažkoks Spider-Manas, ane, jisai pradžiai ten mieste gaudė banditus, ane? Tada atėjo kažkoks ten goblinas, tada jau kažkoks ten su 8 rankom oktopusis šitas. Ir tada, žinai, vis augo tie priešai ir dabar, žinai, ten pasižiūri į Spider-Maną, kuris ten per dimensiją šokinėja, ten dievus šaudo. Ir tiesiog mūsų pasaulis idėjos išseko. Jau nervina jau tie filmai. Kalbant apie komiksus. Pridursiu, jeigu ką, yra dabar 3 Spider-Manai? Nežinau, ir jie visi tipo tikri yra. Jo, yra ten. Jų yra daug pagrindinis. Tai prasidėjo viskas nuo labai paprastos, gražios istorijos, žinai, ir paskui išaugo net tie komiksai. Žmogui įkando voras. Taip, radioaktyvus. Ir tada, grįžtant 2000 metų prieš, kad kažkoks Jėzus buvo, kaip ir atrodo, šaltiniai sako, kad jis toks žmogus buvo. Bet jisai buvo, aš spėju, kad jis ten, žinai, pavalgė kažkokių grybų ar ten patraukė žolytės, pradėjo pasakot gražius teisingus dalykus ir žmonės užsikabino ant to ir taip panai. Pirmoji, kaip jos vadinasi, Evangelija. Pirmoji Evangelija buvo parašyta 200 metų po Kristaus, 80 metų po Kristaus mirties. Ir toje Evangelijoje jisai toks, tipo, normalus bičas, jis ten vaikšto, jis ten kalba, žinai, turi to savo 12 apaštalų, ten, aišku, nukryžiavo, žinai, ten visą kitą, bet jis toks, nu, tipo, bičas, žinai. Praeina 200 metų, antra Evangelija, nežinau, kuris ten Jonas Petras ar ten Lukas, antra Evangelija, jis jau ten, žinai, jau ten biški magijos, jau jis ten... Praeina dar 4 tos Evangelijos buvo, jeigu neklystu, 4 Evangelijoje jisai ten per vandenį vaikšto, vyną vandeniu ten verčia. Ta prasme, jis yra Spider-Manas, jis yra tų laikų Spider-Manas. Kažkokių naujų priemonių apsinešti surado žmonės ties kiekvieną Evangeliją. Ne, nu, tipo, kaip tu, žinai, romantizuoji tam tikrą personažą. Taip, žinai, nes, žinai, paskutinė Evangelija buvo parašyta, man atrodo, 400 metų po Kristaus mirties, žinai. Tai, nu, nėra šansų, kad tasai, kas rašė apie tą Jėzų Kristų. Apskritai tie rašytiniai šaltiniai, ten neaišku, kiek žmonių perrašė, perdėjo, pervertė. Vertimuose pasiklydė, žinai, žydai, tarp kitko, šitą labai gerai žino, nes jų tas, kai bando versti kitus, jų tų specifinių žodžių, nu, labai sunku juos išversti. Jo, labai įdomus faktas, čia ne šūdinis faktas, čia labai įdomus faktas, beje, pas mus katedroje stovi Mozė. Matėt, jeigu, tai man atrodo, pats... dešiniausias, jeigu žiūrėti duris, tai jisai tenai stovi su ragais. Ten realiai skulptūra yra jo su ragais. O bairis tame, kad tai vertimo klaida, nes hebrajų kalboje tas pats žodis reiškia ir šviesos spinduliai ir ragai. Tai va. O tai... ką tu apie religiją nori kažką pridėti? Ne, hebra, žinokit, aš čia gal liksiu stebėtojas, nes... Yra šeima. Ne, aš galvau, žinai, gal kokį... Ne, tiesiog. Gal kokį pastebėjimą, nes... Aš geriau liksiu su savo nuomonė, kaip stebėtojas, kad nieko neįžeiščiau. Štai demokratijos šventė. Labai gerai. Labai fainai, žinai, kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, ją pasakyti, ją tikėti ir neįžeisti kito, sakydamas savo nuomonę. Tai ir man atrodo, kad čia yra labai labai gera gaida galbūt ir užbaigti mūsų tą pilotinį podcastą, ne? Nes tu taip gražiai pasakei dabar. Kiekvienas turi teisę į podcastą daryti, filmuoti, šnekėti, pasikviesti draugus. Įgauti naujų draugų, pasidalinti šūdinais faktais. Nepalikit dabar kabėtų. Sorry, nemačiau. Ir džiaugtis gyvenimu. Tai mes tai ir darom ir linkime visiems džiaugtis gyvenimu. Ir labai tikiuosi, kad dar mus pamatysite ir išgirsite. Miša pridėjo kažką. Jo, jeigu jums... O, dar turėjo pagroti ukulelę, bet sakė, nelabai moka. O mes irgi nelabai mokam. Visi čia kažkom groja, bet... Aš pabandysiu gražiai užklausint, tu gali beatboxint ir ukulelę grot. Tai hebrytai, mes čia darom visą tai for fun. Mums labai buvo fun, tikiuosi Šarūnų irgi, nu bent jau atrodo jis taip. Tai jeigu jūs dagyvenot iki šio momento, prašau paspauskit like, paspauskite subscribe, bileką, pašėrinkit žodžių, darykit bet ką, kad mums būtų faina ir malonu, kad mes suprastume, kad ir jums buvo faina ir malonu.
Ačiū, ate. Ate. Kaip greitai čia viskas baigėsi? Nu, davai, da. Tai mes prie mašinos pratęsim, man atrodo. O kiek mes čia užfilmavom? Pusantros valandos. Ai, aš tai dar tik pradėjau įsivažiuoti. Gal valandą 20. Nu, jeigu Šaras tik pradės važiuoti, mes galim kažką užfilmuoti dar tokių trumpų. Neda žvaigždės.